Austrų literatūros skaitykla pristato 2023 m. austrų bestsellerius. Šiais metais Austrijos knygos premiją laimėjo Clemenso Zetso romanas Monde von der Landung – Mėnuliai prieš nusileidimą. Tai biografinis romanas apie Peterį Benderį, rašytoją Pirmojo pasaulinio karo vokiečių lakūną gyvenusi Vokietijoje. Jis išgarsėjo įkūręs religinę bendruomenę, kuri propagavo taip vadinamą tuščiavidurės žemės teoriją. Pagal šią teoriją žmonių sielos apsigyvena žemės gelmėse. Tai jautrus pasakojimas apie Peterio Benderio ir jo šeimos istoriją. Benderis kritikavo nacionalsocializmą ir kalėjo Mauthauseno koncentracijos stovykloje. Ten jis 1904 metais ir mirė. Vokietijos knygos premiją šiais metais laimėjo irgi austrų rašytojas Tonio Schachinger už romaną Echtzeitalter – Realusis laikas. Tai romanas apie elitinę internatinę mokyklą Vienoje, įsikūrusioje buvusioje Habsburgų vasaros rezidencijoje. Klasės auklėtojas senų pažiūrų žmogus. Ko čia galima išmokti? Pagrindinis romano veikėjas 15-metis vaikinas, kurio aistra kompiuteriniai žaidimai. Tai romanas apie jaunimo socialinį gyvenimą internete. Karin Teška savo romane Džomba pasakoja apie savo gyvenimą mažame miestelyje, kuriame ji užaugo, apie žmonės sutiktus savo tėvų smuklėje. Pagrindinis veikėjas Džomba yra atvykęs iš Serbijos. Jis bando susikurti savo gyvenimą mažame Austrijos miestelyje. Austrų trilerių meistras Andrėjas Gruberis naujame romane Todės Rache – Mirties kerštas pasakoja apie Vokietijos federalinio kriminalinės policijos biuro tyrimą, kuriame jie atskleidžia dvi grupuotės. Viena grupuotė – tai hakeriai vykdantis finansinius nusikaltimus internete, o antroji grupuotė – ilgai likusi nepastebėta, kuri komunikuoja senoviniais metodais ir vykdo kraupius nusikaltimus. Andrėjas Gruberis yra laimėjęs 3 kartus Vincento premiją, 3 kartus Vokietijos fantastikos premiją. Jo knygos yra verčiamos ir į lietuvių kalbą. René Freund Wilde Jagd – Laukinė medžioklė. Tai knyga lengvai skaitoma apie filosofijos profesorių ir mažą Austrijos kalnų miestelį. Wolfo Haso romanas Eigentum nuosavybė, kuriame jisai su niūriu jumoru pasakoja apie savo motinos beviltišką istoriją, kuri mirė būdama 95 metų. Viskas dingo – motina, pinigai, gyvenimas. Austrų bestsellerių autorius Danielis Glataueris savo romane Die spürst du nicht – Tu to nejauti pasakoja apie išskirtinės atostogas Toskanoje, kurių metu įvyksta nelaimė. Robertas Zejetalis naujame romane Das Café ohne Namen – Bevardė kavinė pasakoja apie kavinę Vienoje, jos savininko ir lankytojų istoriją. Roberto Zejetalerio knygų rasite bibliotekoje lietuvių ir vokiečių kalba. Kviečiame į Adomo Mickevičiaus biblioteką Vilniuje.